BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Namaste, gintai, nu ką, važiuojam šiandien savo svajonių automobilio paieškos link ir šiandien pas mus laidoje Cupra Formentor VZ. Važiuojam. Kiekvienas lietuvis svajoja apie visureigį, o jeigu dar gali turėti naują visureigį, tai greičiausiai jūs mąstėte, kad Cupra galbūt visai neblogas variantas. Daugelis mato tą prekinį logotipą Cupra, kuris panašus, blėt, į Transformerį. Ir galvoju, kas čia per chuinė, dar kažkokia tai kitaica atvežė į Lietuvą. O čia ne kitaicas, čia yra Seat Cupra, čia kaip BMW M ar Audi RS. Ir 2018 metais Volkswagen Group nusprendė, kad kadangi čia toks sėkmingas brandas, kad reikia atskirti jį nuo Seato. Ir Cupra tapo atskira markė. Ir jie išleido Cupra Formentor, išleido Cupra Leon, kaip Seat Leon, tik lenktynė. Ir Cupra Born, električka, kurios nahui mums nereikia. Čia yra, realiai galiu jums pasakyti, čia yra MQB bazė. Ant MQB bazės yra pastatytas Volkswagen Golf. Tai Volkswagen Golf R, nes čia yra 2 litrai, 310 arklio galių. Čia yra Volkswagen Golf R su pakelta pakaba. Standartai tai yra paprastas džipas, kuris greičiausiai yra Porsche Macan konkurentas už dvigubai pigiau. Argi tai gali būti lietuviškų milfių svajonė, o gal lietuviškų Passano svajonė? Kročio taip iš karto, užbėgant įvykiam už akių, visi dročeriai, ten Porsche fanatikai. Taip, Porsche Macan yra ant MLB bazės, tai tipo ilga bazė. Volkswageno, ilgoji bazė, bet Macane tiek pat nėra vietos, blėt, kaip ir čia. Bet čia yra maloniau sėdėti negu Macane, na. Šita tačka, būtent šita tačka, jinai yra pažeminta. Čia žmogus pastatė tuninginius bumperius, bet ne šiaip kitaicus nahui, o Maxton Design bumperiukai dar labiau suagresyvina šitą tačką. Gražus galiniai duslintuvai, razdatkės įpistos, praplatinti ratai, jie išlindę, blėt, yra. Ir iš karto viską išpurvina. Tačkai visai išsipurvina labai greit, tai nepykit, kad jinai purvina, jinai buvo išvalyta, tikrai savininkas labai rūpinasi, myli šitą automobilį. Dar vasarą jis ten statė Japan Racing ratus, dabar aišku žiema nahui. Ir greit jūs įsitikinsit, kad vienintelis smagiausias dalykas ant šitos tačkos yra kiniški nahui, žeminiai ratai, blėt, tik padangos žeminės, ratų originalas. Nes su kiniškom žeminiam padangom mašina nichuja nesivairuoja. Nedarykite klaidos, niekada nepirkit kiniškų padangų. Ir jeigu jūs galvojat, kad ateityje norite galbūt kiniško automobilio, tai jūs pagalvokite, jeigu kinai taip NATBs gamina Europos rinkai padangas, blėt. Ką jie daro, NATBs mums gamina? Veipukas visokiausius, blėt. Automobilius ateityje, kuriuos mes pirksime. Pagalvokite gerai. Cupra yra tokia tačka. Dažnai vyrai, blėt, gal man paim Cupra, aš nežinau, gal Škoda, Kodiaq, blėt, paim. Vis tiek čia yra aktuali tačkai, nes jinai yra pigi, tu gali su 1,5 litro ją nusipirkti, gali nusipirkti ir 2 litrų. Esmė tokia, pats savo ieškojau tokią, galvojau pasiimsiu, graži tačka, panašiai į Macaną, pigi. Susiradau porą tačkų. Va, pilka, graži spalva, viską. Ir galvoju, reikia double checką, reikia pasitikrinti. Atsisinčiau ataskaitą automobilio, žiūriu, visą tačkę sumaituota, viskas sudaužyta, radiatoriai, variklis, viskas suvaryta. Odometras geras, neatsukta, teisinė būstinė, atrodo gerai, patirta žala, dėmesio. Tiesiog grūdų žiūrėti. Viena ataskaita padėjo sutaupyti daug nervų, pinigų ir svarbiausia, skirti laiką savo mylimiesiam žmonėm ir kurios kelioniai į Turkiją. Ir vat, carvertical.com, naudokitės ir jūs carvertical.com paslaugomis, visą laiką tikrinkit, ką jūs perkat, nes sakau, atrodo 10-20 tūkstančių euriukų pradžioje atrodo nedaug, vėliau žiūrite, kad nusipirkot realiai lavoną, kotletą visišką, kurį reikės lipdyti. Taupykit savo laiką, pinigus ir mylėkit savo artimuosius. Bet čia yra VZ, o yra dar VZ5, tai jie paėmė 5 cilindriukų variklį, 385 arklio galio iš Audi RS3. Bet čia irgi pakankamai normaliai, kiekvieną dieną važinėti užtenka. Ką dar apie tačką pakalbėti? Nėra pažemintas spyruoklis, tai čia galima sakyti normalus, gražus tuningas padarytas, ko jau senai mes nematėm, bumperiukai sukišti, razdatkės, spyruoklės žemintos. Mašina dar garantinė, tai kol garantinė, jinai chip tuningo dar nematys, bet jaučia ateityje įpys chip tuningą. Vis tiek, kadangi yra masė didesnė už Golfą, tai chip tuningas nepamaišytų čia tikrai. Nes vis tiek jaučias, kad mašina yra ant gamykliškų parametrų, jinai neduoda taip daug galios, kiek jinai galėtų. Nes Golfas GTI su Stage 1 tuningu, jis taip pisa, kaip Lamborghinis, blėt, kiekvienai dienai, nahui. Tai va čia šito dalyko kol kas nėra. Bet nėra taip blogai, kaip iš pirmos pažiūros atrodo. Savininkas sako, kad
ten, kur jis gyvena, šitų tačkų nėra. Čia yra visiškai egzotika, visos panos pamato iš karto, karočią raipsta. Nu, bent mes jau taip manome. Vilniuje, jis sako, šitų tačkų yra kaip prišikta. Blet, nu kas 5 mašina, aš jau mačiau ir pliką dėdą, karočią su šituo fermentorium, tokį iškrypelį, blet, brokerį. Panos važinėja, visi kas netingi. Tai va šitas dizainas, jis yra fainas, bet aš nežinau, nu gal mokinių dėmesio atkreiptų jis. Vis tiek mes vyrai suprantam, kad čia nėra tipo supersportinis automobilis. Čia yra kišmiš, kažkas iš Makano paimta, kažkas iš Golfo. Salone pamatysim biškį Lamborghini kvepia, biškį Porsche. Seatui leidžiam eksperimentuoti. Seatui Volkswagen Group labiausiai leidžia daryti, ką jie nori, nahui. O jie po to žiūri, kas gaunasi. Kas gaunasi, eina į tolimesnius markės VA grupės automobilius. Škoda, Volkswagenus, Bentley, Audi. Kas nepaeina, tas nepaeina. Ir kaip taisyklė, visi naujų Seatų savininkai susiduria su elektroninėmis problemomis dažnai. Nes po paprastais mygtukais slepiasi naujausia elektronika, kurios nei vienam VA grupės produkte nėra. Aš jums dar kartą kartoju, spirdami Seatą ar Cuprą, jūs rizikuojate, nes galite gauti tikrai daug problemų, nes reikės pastoviai būti servise būtent dėl elektronikos. Tačkės gale vietos tiek pat, kiek Porsche Makane. Čia netgi gale jaukiau atrodo, aš čia net norėčiau pabandyti atsisėsti. Makanas tai yra, tai yra ne Porsche, tai yra nahu Ibana gėda. Dėl vienos priežasties, nes visos pilatės mamytės, kurios nuvežė savo vaikus į darželius, važiuoja pilatės užsiimti. Šita tačkinai šiek tiek kitokia yra, stilingesnė. Čia vietos pakankamai normaliai. Galiu pasakyti taip, galvai vietos yra, galėčiau sėdėti. Iš Bėdos iki Palangos davažiuotume. Kas dar įdomiausia, čia yra sensoriniai šitie palėti. Ir va, ateityje jaučiu ir į Porsche dės, ir Audi, ir į Bentley, blėt. Gale man visai normaliai. Pocho, aš nežinau. Aišku, čia šolavas neužsiversit, jūs šitoj tačkiai 100%. Bet važiuot, kažkur pavažiuot, strėlkas ar ten į centriuką pajudėt galime pilnai. O ne, ką aš padariau, lįsk į bagažinę, dėl ko? Tu važinėjai aplink mokyklą, sukai ratus, sukai 20 ratų, ko ten norėjai iš tos mokyklos, tu humanitartinas, tu čia sukai tą mašiną kažkokią transformatorinę, lipk į vidų. Įtilpti įmanoma, bet reiktų Cuprą lenkti. Mes nenorim iš šitos tačkės nieko, nahui. Vat aš iš jos nieko, blėt, nesitikiu. Aš nežinau, kas čia per mašiną, bet va, nauja, blėt, dar vyrai, blėt, švaros neišpurvinti dar. Nes seniai paėmė, užpirdolina, blėt, saridolį čia viską, nahui. Ir amžinai laiko, žinai, jaunimas dabar tik neišprūsas yra. Sako, kad VAGO grupės mašinos visas rudyja. Neišvengiamai rudyja, neišvengiamai. O ko jūs norit, blėt? Gamintojų pochoj ant mūsų yra. Mes esam jiem kaip šūnis, blėt. 3 metus pavažinėjai, kiti į naują tačkę. O va, atidarom. O, grįžtam į 90-osius metus. Ačiū jum, blėt, Volkswagen, nahui. Va, pagrindinė problema su šituo Seato, čia pats savininkas skundėsi. Žiūrėkite, pradžiai pradėsim, pažiūrėkite į šonus. Ką čia matot? Skarda, nahui. Tiesiog paimta, padaryta, pohui, kai bus, tai bus. Akumuliatorius, mašina 40 000 pravažiavus. Iš apačios kelia dulkes ir purvą. Nors švariai važinėjai, švariai eksploatuoja mašiną, į vidų pilna purva, blėt, prilenda. Visur, va, naujas agregatas, visur purva prilenda. Žmogus užsipysavo valyti čia viską, suprantat? Čia yra problema, kad gamintojai, grinai yra nusispjaut, nahu, ant savo klientų, blėt. Nauja mašinas, pažiūrėkit, blėt. BMKs, Mersai, nahu, 90 metų švaresni variklių skyrius negu šitos naujos mašinos. Čia po kapotu stovi 2 litrų agregatukas, 310 arklio galių. Čia tipo kaip Golf R, galima sakyti, pakeltas. Variklis neblogas, bet, blėt, nu koks jis nešvarus, aš nežinau. Žmogus va grinai prisižiūri tą mašiną visur, nu neįmanoma prižiūrėti. Bet specialiai, blėt, atrodo, ne inžinieriai kūrė automobilius, o grinai marketingo skyrius, nahu. Jūs žinote, kad druska realiai akumuliatorių yra pavojingiausias dalykas. Nu, prašom, viskas, nahu, tiesiog eina. Pasikelia ir, blėt, į variklio skyrių pisa, nahu. Ramu ir gražu, jam pohu yra. Pohu gamintojai visiškai. Pirmas įspūdis. Zaibys, bet to daug skirtingų detalių, va tie, ventiliacinės angos. Lamborghini Urus, 100%, Lamborghini Urus. Priekinės skydelės nuo Lamborghini Urus paimta idėja. Čia Volkswagen Škodos tema, bet jaučiu Seatas pradėjo šitą huinę pirmas ir vėliau į Volkswagen nukeliavo. Ventiliacinės angos, Lamborghini Urus. Pipsikas, Porsche. Čia Porsche 911 tema.
911 pačią pirmą, kaip tik išėjo, vairavau su tokiu, tai visai fainas daiktas. Nes tu tiesiog paspaudė, va tai va, drive, reverse, park. Labai patogu. Šitie šūdai, nu jie nesisuka kaip Porsche, bet tu gali išjungti variklį, gali pakeisti režimus, mes įjungsime variklį. Gali pakeisti režimus, va. Ten režimas yra Cupra, yra Sport, Off-road režimas yra, kuris Bibi žino, ką čia daro. Komfort režimas, Cupra režimas. Ir išsijungia priekį kolonėlę, blėt, ir leidžia garsą, galiu pagazuoti. Pops and bang šiek tiek eina, blėt. O dabar jungiame paprastą režimą, komfort, pagazuojam. Nu, čia jau paprastas režimas. Kas man nepatinka, tai vairas, kuris primena 96 metus, grinai golfo vairas, tas ta perforuoto odos imitacija. Viskas, nu, neveikia, bet padaryta tipo, kad atrodo gražiai, bet iš tikrųjų, nu, netinka. Nepatinka airbago aptraukimas, karbono imitacija ir, nu, tas transformerių ženklas, nu, čia iš viso, blė, nu, tiesiog nužudo visą reikalą. Kas man patinka, kad, va, priekinės skydelės yra atskirtas ir padarytas toks įdabimas ir eina graži LED juosta. Ir jinai tokia suteikia romantikos, čia greičiausias spalvas galime keisti. O didelis minusas yra, kad kapotas yra žymiai aukščiau negu vairo linija ir aš nematau priekio, aš nejaučiu automobilio, aš nejaučiu automobilio galo, aš nejaučiu automobilio priekio, kas yra blogai. Nes naujose automobiliuose mes dažnai gal jau nebejaučiam, nes turim galinę vaizdo kamerą, kuri irgi dažnai labai sugenda ir varo žmonės keisti. Iš plastikų apačioje specialiai padarytas skujovas plastikas, va čia ir va įsijungia taip lempas. Jeigu nori panom padaryti įspūdį, paliesk plastiką, blėt, paliečia plastiką, atsidaro, o čia neįsijungia, čia grybauju, eksperimentinė mašina, kaip yra vis laiks. Buvo čia problemas iš tą mašiną, kad skambinu vis laiką autoservisą pati prašėsi autoservisą, blėt. Bet ištaisė tą klaidą jam. Čia kol kas, nu, aš nežinau, bet jeigu tu nemėgsti Teslos ir nori kažkokio džipuką, tai tavo geriaučiau Cupra Formentorius yra pats tas, na, Clean Aesthetic Guy. Buvo, jeigu mėgsti spaikint panom kokteilius, Cupra Formentor yra tavo pasirinkimas. Su automobiliu reikia vis laik rūpintis. Ir jeigu nori, kad jis važiuotų ramiai, sklandžiai, greitai, švariai, reikia juo rūpintis. Ir mums čia padeda Hado sukūrė labai daug produktų. Greičių dėžėm, stiprintuvam, DP filtram, purkštukam. Konkrečiai, jeigu jūs žinote, ko jūs norite, jūs galite nueiti į hado.lt, paklausti, jums pasakys, ar jums reikia to produkto, ar jums nereikia. O jeigu jūs nežinote, ko jums reikia, bet jūs norite pabandyti Hado, norite, kad jūsų automobilis važiuotų geriau ir patikimiau, kreipkitės į hado.lt ir jie jums padės, pakonsultuos. Labai geri žmonės. O jeigu jūsų automobilio dalių artimiausia atstovybė pardavinėja Hado produktus, jie taip pat jūs gali pakonsultuoti. Naudokite Hado produktus. Hado. Pirmas įspūdis įsėdus ant komforto režimo, automobilis yra tiesiog komfortiškas. Vairas labai lengvas, bet automobilis važiuoja gan tiksliai, kadangi spyruoklės yra žemintos, razdatkės padarytos, automobilio ratai nutaisau platinti. Tai jaučias, kad nebiškio tokia taburetė, toks lengvas barškutis, bet man netrukdo, visai smagiai. Labai jaučiu Macan GTS vibe, žinokit. Nors variklis tik 2 litrų, išduosiu paslaptį, Macan su 2 litrų benzinio varikliu nesugebėjo nieko visiškai padaryti, nors arklių ten 260 ale buvo, bet manau Cupra meluoja dėl savo arklių, kad čia yra 310 arklių, manau yra 310 arklių ant automobilio padangų, čia yra 4 varomieji, iš tikrųjų ant launcho 15% bus daugiau arklių iš pačio variklio. Vokiečiai labai mėgsta nuvertinti save specialiai, kad, čia važiuoja jis geriau. O kodėl jis važiuoja geriau? Jis važiuoja per 4,2 sekundės iki 100. Čia tikrai bus daugiau negu 310 arklių. Bet jie tokie užliuliuoti smarkiai nesijaučia. Gerai, jungiam sport režimą, Cupra režimas ir žiūrim, kaip tu sugebė. Toks kolonėlių sintetinis garsas. Aš dar jos nepraeičiau iki galo. Bet aš jums pasakysiu, nors ir garsas yra feikinis, kiniškos žieminės padangos, kurios jaučias, kad biškės slidinėja, automobilis suteikia tokį kažkokį tai pasitenkinimą. Lygtais galbūt čia būtų Lamborghinis pradžiai, kai dar užsidirbs su šaibu, tai turėsi normalų Lamborghini, kažkas tokio. Gal net Aston Martin vibas šiek tiek, nes
Viskas taip kaip Aston Martin'e. Elektronika nuo Mercedeso, bet vairuoja Aston Martin, tai čia yra su Cupra. Viskas yra kaip ir nuo Volkswageno, bet vairuoja kažką tikrai kitokio. Pats savininkas skundėsi, kad automobilis nuo pat pirmų dienų kaip barškutis, pastoviai kažkur barškėjo, pastoviai kažką reikėjo ten pakaboj tvarkyti. Kokybės Volkswageno produktais jau seniausiai nebėra, užmirškit. Jeigu jūs perkate dėl kokybės, aš jums patarčiau, aš nežinau, troleibusų bilietą, blėt, nusipirkti ir tiesiog važinėti ramiai. Pirmas įspūdis man visai nieko. Jinai yra pigi, jinai iš savęs nieko nestato. Tiesiog aš nematau priekio. Man toks jausmelis, kaip blėt kokiam Viperį sėdi, kur kapotas tipo pailgas, kad nematai kapoto. Žinai, jautiesi, kad esi tipo toks sportiniai tačkiai, kur labai didelis variklis, labai daug arklių. Po Golfičio Stage 1 nėra čia kažkoks super wow. Automobilis yra sunkesnis. Garsas yra, važiuoja vežiot vaikus į mokyklą normaliai. Bet kad labai wow būtų, tikrai nepasakysiu. 2 litrai gerai yra Golfui, štai mašinai 2 litrai galbūt yra per mažai. Ir tai žinodami, gamintojai ir išleido tą versiją VZ5 su 5 cilindrų. Variklį tipo 385 arklio galio, bet manau, ten irgi meluoja, blėt, ten bus tikrai daugiau to arklio galio. Minkštai važiuoja. Nepasakysiu, kad tai yra komfortabili tačkė, nors ir pažeminta. Keistas jausmelis, atrodo visai neblogai, jį surinko, 4 varomieji, stabilu, visai normaliai viskas, bet nėra to zin, blėt, vat zin, nahui. Kad ir kokią tu sportinį daiktą darytum, blėt, visur jaučias tas pats, blėt, Volkswageninis tas. Nu gerai, vat specialiai pristabdom, praleidžiam visus, praleidžiam šitą kukoldą, krovininę tačką. Блядь, ko jinai taip sulėtėjo, nahui? Padlina jebana, blядь, jinai lagino, nahui. Čia buvo sport režimas, blядь. Čia buvo Cupra režimas. Suka jebana, blядь, sekundę visą užlagino, nahui. O sunkvežimis, blядь, važiuoja, nahui. Kur jūsų, blядь, sport režimas, debilai, blядь. Va, ką jie sugebėjo padaryti, kolonėlės pastatė, 12 kolonėlė, man berods, čia su subuferiu yra ir gali nustatinėti garsus. Nu, čia grinai vaikiška tema, va. Jeigu mėgstat tas kolonėlės su spalvotom nesąmonėm, blядь, jinai tinka jums. O kada jums reikia, nahu, gelbėti savo gyvybę, blядь, kad į pagrindinį eismą, kad įvažiuot greit, nahui. Jinai jums nepagelbės, blядь. Pabūstų, blядь, iš miego, nahui, blядь. Ne, nu, pizda tos padangos, blядь. Šūdo gabalas yra, blėt. Tikras šūdo gabalas, aš jums atvečiaju. Mašinas slidinėja, blėt. Kaip tokias padangas leidžia pardavinėti Europos Sąjungai, aš neįsivaizduoju, nahui. O mes, vat, išlipę pažiūrėsim, kas čia per gamintojas padangų. Naujas padangos, blėt. Man įdomu. Man svarbu, kad mano žiūrovai saugiai važinėtų, blėt. Su tokiam padangom tai tikrai nieko gero. Pridaro, blėt, multimedijų tų, nahui. Žiūrėkit, blėt, laipsnis nori pasikeisti, važiuoja naktį. Kur, blėt, vat, kur? Ką aš spaudžiu, ką? Aš nematau, ką aš spaudžiu, va. O, blėt, pasireguliuot nori temperatūrą 21. Blėt, nu, sėdint namie su planšetė, vat, galima, vat, kažką daryti, blėt. Nu, mes vairuojam automobilį, blėt. Turi būti reguliavimas čia, blėt, o ne čia. Jūs, blėt, nesugebėjot padaryti, kad būtų parašyta, kad kiek laipsnių, viskas viršui, blėt. Aš žinau, kodėl jūs tai darot, nes jums tai yra pigiau, blėt. Jums pigiau yra pagaminti planšetę už 20 eurų, įklijuoti už 1000 eurų, kada reikia klientui pardavinėti negarantinius detalės. Ir jūs, blėt, uždirbate iš to nemažus pelnus. Atrodo gražiai jinai, vat. Jaučiu, jinai skirta priviliuoti antrai pusiai, o tada tu jai skelbimus dadėjai ir karočiui, nežinau, perki Passatą, nahui. Net nesinori, vat, greit su jie važiuoti, aš nežinau, kodėl, nu nėra pas ją, vat, nu tai, va, duodi gazo, turbinos įsijungia, jinai ten kažką pagazuoja, blėt. Taip, jinai sugeba per 4,4, per 4,2 su launch control ant vasarinių padangų, su oru, pasiekti 100 km. Taip, jinai važiuoja 250 km per valandą. Taip, jinai turi 7 laipsnių DSG 2 sankabų greičių dėžę, blėt. Bet kaip reikia ant sportinio maksimalaus Cupra režimo, jinai, blėt, lagino, nahui, 1 sekundę. Ir ta 1 sekundė gali kartais reikšti, kad tu nesugebės įvažiuoti į eismą, blėt. Ar jinai yra labai bloga? Ne, jinai nėra bloga. Jinai, nu, blėt, jinai tokia, kokia jinai yra, nahui. Ekonomija taškė atrodanti gražiai. Kiekvieną dieną važiuoti su subiniai. Bet ar jinai verta dėmesio? Žiūrėkite, atvirai, jeigu jūs turite pinigų naujam automobiliui ir jūs norite tik tai naujo automobilio,
Taip, jinai verta jūsų dėmesio, greičiausiai jūs turite pinigų. Arba jūs galite mokėti kredito įmokas kiekvieną mėnesį, jum nekandžioja. Bet jeigu jūs norite jos naudotas, nahui naujas mašinas apie nieką vapšė, blė, tiesiog apie nieką, blė.